Pomidorų genėjimas taip pat labai svarbus darbas vasarą, jeigu norime sulaukti skanaus, sveiko bei gausaus derliaus, o tai yra itin paprasta. Nuosekliai, reguliariai genėdami pasiekėme labai svarbių tikslų. Augalui leidžiame nukreipti jėgas į vaisių mezgimą, taip turime gausesnį derlių, bei geriname ventiliaciją šiltnamyje. Gera oro cirkuliacija leidžia išvengti grybinių ligų, kuriem pomidorai yra gana jautrus. Svarbiausia nuosekliai šalinti pažastinius ūglius, kurie yra tarp stiebo ir lapo, nes jie tik eikvoja energiją. Taip pat higieninis genėjimas, šaliname apatinius lapus, ypač jeigu jie liečia žemę arba gelsta. Tai pažastinių ūglių iškirpimas, paliekam mažus tagariukus žaizdoms sugyti, nekerpam visai prie stiebo. Genime ne visus pomidorus, kalbame apie aukštaūgių pomidorų formavimą, žemaūgius pomidorus gana retai sodiname į šiltnamį ir jie genimi paprastai tiesiog higieniškai, norint pašalinti pageltusius lapus, nereikalingas pažastinius ūglius, bet visą dėmesį formuojant sutelkiame į aukštaūgius. Nepersistengkite genint, lapai vis dar reikalingi brandinti vaisius, dėl to tą darykime nuosekliai ir reguliariai. Geriausia pomidorus genėti sausą rytą, taip išvengsite grybinių ligų rizikos bei žaizdos greičiau sugis. Jeigu norite ir daugiau naudingų patarimų, prenumeruokite šį kanalą. Genėjimui galime naudoti peilį arba sekatorių, tačiau labiau norėčiau parekomenduoti naudoti sekatorių, kadangi su juo genėti yra saugiau, mažesnė rizika pažeisti neatsargiais pjūviais patį stiebą. Taip pat svarbus patarimas yra paminėti gana garsų metodą, tai yra apatinių lapų gausų išskinimą. Šis metodas išties yra labai veiksmingas, bet reikėtų žinoti kelis niuansus, kad to nedaryti staiga ir greitai, bei daryti tada, kai vaisiai jau yra užmegzti ir noksta. Tad per daug lapų išskynę pasieksime ir sukelsime augalams didelį stresą, ko pasėkoje sumenkės pats derlius. Na štai pabaigėme genėti savo pomidorus, tačiau nepamirškite, tai nėra vienkartinis darbas. Reguliariai ir nuosekliai grįžkime su sekatoriumi bei apžiūrėkime savo augalus.